Baltoji lelija buvo labai graži mergaitė vardu Magdalena, turtingų tėvų duktė, bet ji nemokėjo šokti. Kartą ji nuėjo į vakarėlį, jaunimas šoka, visi linksmi ir patenkinti, o jos niekas neveda šokti. Jai taip liūdna pasidarė, jog pagalvojo pati sau viena, kad nors velnias mane išvestų šokti. Tuojau atsirado vakarėlyje labai gražus jaunas vaikinas ir išsivedė ją šokti. Pasidarė tokia linksma ir patenkinta. Daugiau visais vakarais, kada tik ji ateidavo šokti, tuoj atsirasdavo ir tas gražusis vaikinas, kuris ją visą laiką šokdindavo. Pagaliau jai parūpo sužinoti, kas yra tas gražusis jaunikaitis. Klausti jo paties nedrįso, bet turėjo seną bobutę. Tai nuėjusi pas ją ir prašo patarimų. Bobulė, kaip man sužinoti, kas yra tas gražusis jaunikaitis, kuris visados mane šokdina? Bobutė jai sako, kai tu vaikeli su juo šoksi, tai va netyčiomis užmink jam batą ir pajusi, ar ten yra koja, ar batas tuščias. Kitą vakarą vėl išėjo šokti, užmynė jam batą ir pamatė, kad batas buvo tuščias. Tada nuėjusi pas bobutės, pasakė, kad nėra kojos, batas tuščias. Tai tenai vaikeli velnias, sako bobutė. Persigando mergaitė ir sako, daugiau nebeisiu į vakarėlius. Reikia būtinai eiti, sako bobutė. Užsiprašei velnią, tai reiks su juo šokti. Tik tai pasimk kamuolėlį siūlų ir kai su juo atsisveikinsi, tai nematant pririšk siūlo galą prie jo sagos, kur jis eis, kamuolėlis riedės ir tu paskum jį sek. Kai kamuolėlis sustos, tu pažiūrėk, kur jis nuėjo ir ką jis veikia. Ji taip ir padarė. Atsisveikindama pririšo siūlo galą prie sagos ir sekė paskum kamuolėlį. Nusekė į kapus. Žiūri, jis įlindo pro langą į koplyčią, atsivožė grabą ir graužė negyvėlę. Mergaitė labai persigando, už lango būdama subildėjo, pradėjo bėgti, o jis išgirdęs vytis. Įbėgo ir bėgo, parbėgo į savo bobutės pirkelę ir užsikišo duris. Jis daužo duris ir sako, boba, boba, leisk, netrukdyk. Čia yra mano šokėja. Palauk, vaikeli, sako bobutė. Aš tau pasakysiu lino vargus. Paklausyk. Kai linelius pasėja, tada juos apakėja, apdrasko. Kai jau užauga, tai nurauna, nubūna su visomis šaknelėmis. Kai parveža į namus, tai nušukuoja, galveres per peilius brauko. Kai merkia, tai kojomis mindo, akmenimis apslegia. Kai mina, tai jaujoje kaitina, visus kaulelius sulaužo. Kai braukia, tai daužo ir plaka brauktuvėmis, kol oda nusilupa. Kai verpia, tai supašo, susuka. Velnias nebeturėdamas kantrybės iki galo klausytis, vėl daužo duris ir šaukia. Boba, boba, leisk ir netrukdyk. Bobutė vėl pradeda iš pradžių. Vaikeli, palauk, aš tau pasakysiu lino vargus. Tuo tarpu užgiedojo gaidys ir velnias turėjo pasitraukti. Nubėgdamas sako, merga, merga, tai tavo laimė, o mano nelaimė. Dabar mergaitė jau bijo eiti į vakarėlius, užsidarė naktį klėtyje ir užsikabino duris. Ėjo velnias, beldžia į duris ir šaukia. Magde, Magde, atidaryk, einam šokti, atstok velne, neatidarysiu. Magde, Magde, ką tu vakar matei? Nieko nemačiau. Atidaryk, jei neatidarysi, tai tavo motina mirs. Tegu miršta, aš dar neatidarysiu. Kitą dieną pasimirė motina. Naktį vėl ateina velnias, beldžiasi į duris ir šaukia Magde, Magde, atidaryk duris. Neatidarysiu. Jei neatidarysiu, tai tavo tėvas mirs. Tegu miršta, o neatidarysiu.
kai pasimirė tėvas. Naktį vėl atėjo velnias, daužo duris ir šaukia: Magde, Magde, atidaryk duris. Neatidarysiu. Jei neatidarysi, tai tu pati mirsi. Numirė motina, tėvas, o kas čia man mirti? Dabar ji ir sako savo giminėms: šiandien aš mirsiu. Kai jūs mane įdėsit į grabą, tai iškaskit po slenksčio apačią duobę ir pro ten grabą išstumkit. Lydėkit mane ne keliais, bet pakluonėmis ir per laukus, o palaidokit mane ne kapuose, bet kryžkelėj. Visa taip ir padarė, kaip ji buvo prašiusi. Mat ją taip pamokė bobutė. Atbėga velnias, ieško visur Magdalenos ir niekur neranda. Tada klausė slenksčio: Slengsti, ar lydėjo per tave Magdaleną? Nemačiau, nelydėjo, atsakė slengstis. Tada klausė velnias kelią į kapus, bet ir tie nematė Magdalenos. Ir taip velnias nieko nesurado, kas jam pasakytų, kur nulydėjo Magdaleną. Taip ji jam ir pragaišo, nors jis jos vis ieškojo ir ieškojo. Ant Magdalenos kapo kryžkelėje išaugo labai graži baltoji lelija. Važiavo kartą keliu karalaitis ir pamatė tą gėlę. Pasiuntė karalaitis tarną, kad nurėkštų gražiąją leliją. Tačiau gėlė sprūdinėjo jam tarp rankų, nesidavė nurėškiama ir pagaliau prakalbėjo: Ne tavo mergelė, ne tavo būsiu, ir iš tavo rankų aš nepražūsiu, tegul ateina karalaitis. Kai atėjo karalaitis, lengvai leliją nurėškė, parsivežė namo ir užkišo už veidrodžių. Nuostabi gėlė, ne tik kad nevysta, bet kasdien vis gražyn eina. Kartą naktį, kai karalaitis miegojo, tarnas pamatė, kad ta gėlė nukrito, pavirto gražia mergele ir šukuojasi savo plaukus prieš veidrodį, paskui eina aplink stalą ir dejuoja: Ai, visko valgo, visko geria, o man nieko nepalieka. Tarnas ėmė žadinti karalaitį, neprižadina. Kai karalaitis pagaliau atsibudo, tai mergelė vėl pavirto lelija. Kitą naktį karalaitis apsivilko tarno drabužiais, o tarnas karalaičiu. Tarnas atsigulė ir tuojau užmigo, o karalius budi ir žiūri, kas bus. Kai tik gaidys užgiedojo, 3 kart pasirodė mėlyna liepsnelė ir gėlė pavirto mergele, tokia gražia, kad gražesnės karalaitis nebuvo matęs. Ji paėmė karalaičio šukas, stojosi prie veidrodžių ir šukuojasi plaukus. Vos tik karalaitis sujudėjo, vėl 3 kart pasirodė ugnelė ir mergaitė pradingo, vėl pavirto lelija. Susirūpino karalaitis, kaip tą mergelę sugauti, jam labai patiko. Atėjo jau ir diena, išėjo karalaitis pasivaikščioti. Nuėjo jis toli, žiūri, kad ant marių krantų sėdi mažutis berniukas ir pliaukšena rankutėmis po vandenį. Karalaitis jam sako: Ko tu čia, vaikeli, sėdi? Užeis audra, paskandins tave. Berniukas jam sako: Nebijok, karalaiti, aš esu šio vandens saugotojas. Aš žinau, kodėl tu toks nusiminęs, ir galiu pasakyti, kaip reikia tą mergelę sugauti. Numesk šilkų tinklą, išverk per rakto skylutę, užmesk ant jos ir taip mergelę sugausi. Ir sugavo karalaitė šilkų tinklų gražiąją mergelę. Daugiau jai lelija nebepavirsta. Apsidžiaugia karalaitis ir prašo, kad ji būtų jo žmona. Mergelė jam sako: Prižadėk man, kad niekados neveši manęs keliais į bažnyčią, tai tada už tavęs eisiu. Karalaitis prižadėjo. Gyveno jie sau laimingai. Praėjo 3 metai, susilaukė sūnelio, rodos nieko jų laimei netrūksta. Užsimanęs iki karalaitės nusivežti ją drauge į bažnyčią. Jam visados vienam važiuoti nepritinka. Žmonės blogai kalba,
Labai nenorėjo jaunoji karalaitė važiuoti, prašėsi ir maldavo vyrą, bet šis nenusileido, laužė savo pažadą. Pagaliau jaunoji karalienė pabučiavo vaikelį ir išvažiavo. Keliu važiuojant ji vis bailiai dairėsi į šalis. Jau aprimo, bet kai įėjo į bažnyčią, tai pamatė, kad tas jos šokėjas velnias sėdi ten ant lango ir su kitais velniais kortom lošia. Atsisėdo į klaupkon ir meldžiasi. Eina tas velnias per klaupkas, pakelia visų ponių šydus, kažko ieško. Priėjo prie jos, pakėlė šydą, apsidžiaugė ir sako: 7 poras geležinių batų sunešiojau, kolei tave, Magdalena, suradau. Pasakyk man, ką matei, kai žiūrėjai pro langą į koplyčią? Nieko nemačiau. Tai tavo vaikas mirs. Parvažiavo iš bažnyčios namo ir atrado vaikelį mirusi. Nusiminė abu, ypač graužėsi karalaitės, kad savo pažado netesėjo. Ir išėjo karalienė savo gerosios bobulės ieškoti, gal ji vėl nelaimėje padės. Išklausė ją bobulė ir sako: nelaidokit jūs mirusio vaikelio, bet paguldykit rūsyje, netrukus susilauksit naujagimio. Tai įpjaukit jo mažai pirštelį ir patrinkit mirusiojo sąnarėlius. Tada vaikas atgis ir daugiau velnias nebepasirodys. Kai jau buvo tai padaryta, vaikas atgijo. Tada velnias nebepersekiojo daugiau Magdalenos. Ir ji laimingai toliau gyveno su savo vyru ir vaikais. Gal ir tebegyvena, jei nenumirė.